Praėjusioje Šilko kelio dalyje rodėme, kaip po 2 savaičių kelionės 3 lietuvių ekipažai pasiekė Irano Islamo Respublikos pasienį. Ir nors už alkoholio kontrabandą baudžiama kalėjimu, visa tai vyko muitininko panosėje. Energingojo gido Huseino padedami įvažiavome į Irano teritoriją. Ir netrukus į savo linksmą kompaniją priėmėm dar vieną iranietį – Mahdi. Bet didžiausių nuotykių mums tapo iranietiško vairavimo pamokos. Jeigu tu užimi tą savo 10-20 cm spūstyje, tu laimėjai, tu važiuoji toliau. Tu jam užkerti kelią, jisai pristabdo ir viskas, jis nesitrenks į tave. Tai turi būti agresyvus ten vairuodamas, kaip reikia pasitikėti savo stabdžiais. Tu garantuotai atrodo jau trenkėsi į tą kitą automobilį, sustabdo mano, tai būna tarpas toksai. O nakvynė gido namuose prie Kaspijos jūros priminė Lietuvą. The easiest and the noisiest way. Silk Road. Still works. Kaip įnoringa europietė panelė Pagieža maždaug kas antrą dieną vis primindavo apie save. Kai Irane yra sausas įstatymas, tenka gerti benziną. Pakeliui į Teheraną užsukome ir į nelabai įspūdingą Kaspijos jūros paplūdimį. Pasinaudoję neįtikėtinai pigiais greitkeliais, mes pasiekėme ekspedicijos tarpinį finišą – Teheraną. Ir likusią dienos dalį praleidome eismo spūstyse. Būnant šiame didžiuliame mieste teko tapti ir liudininkais, kokiais metodais dirba Irano kultūros policija. Hello, girls! Kitas kraštutinumas. No way. Susipažinimų gatvėje taip ir nepavyko pakabinti merginų. Ištrūkę iš sostinės Esfahane radome jaukius Mahdi dėdės namus ir nuostabų Persijos didybės laikus menantį miestą. Allahu Akbar! Laikas maldai! Irane stebėjome ir stebuklų gimimą. Tai unikalūs persiški kilimai, keramika ir metalo dirbiniai. Ir neįtikėtina, mums netgi pavyko pakalbėti su studenčių kompanija. We're traveling very long way from Lithuania to Tashkent. Ketvirtoje dalyje Šilko kelias per karščiausią vietą žemėje. Yra 50 laipsnių temperatūra. Ir sugrįžimas į praeitį Turkmėnijoje. Buvo dingęs pažinios, bet po to atrado ir gal nenorim tiesiog prisiminti. Istorinėme Irano mieste Esfahane mus tiesiog užbūrė senosios Persijos ženklai. Ir svetingi žmonės lyg bandantis įrodyti pasauliui, kad pastarieji 30 mečiai po revoliucijos yra visiškas niekas palyginus su 3000 metų Persijos istorija. Atsisveikinę su svetingais namais Šilko keliu vingiuojame link vienos karščiausių pasaulio vietų – Daštalut dykumos. Jau po truputėlį mes įvažiavome į dykumą, vos pravažiuosim šios kalnus, mes atsidursime dykumoje ir gyvensime čia atrodo bent jau kelias paras, tai kaip minimum. Dar viena gera žinia, tuoj mūsų vairuotojas praneš visiems ekipažams. Labai oficialus pranešimas. Borto temperatūra 32 laipsniai, variklio temperatūra 82 laipsniai, vidutinis greitis 60 km/h, Pagieža ką tik įveikė 7000 km ribą. Signalizuoja pro šalį pravažiuojantis persai. Sveikina mus, įprasta štai šalyje. O Magdi, ką tu valgai? Sūris. Sūris. Magdi valgo mūsų lietuviškas sūri. Mes turime dar paskutinius likučius. Sukaupėm viską dykumai. Pasiėmėm daug vandens, pasiėmėm daug maisto. Nes niekada negali žinoti, kada viskas baigsis. Ir turime netgi kuro atsargų. Pagientai važiuoja gerai, viskas prieš akis. Net smėlio audra nenervuoja. Ne, nenervuoja. Nieko nesimato. Malonai ir fėjos
Irano gamta nepaliauja mūsų stebinti ir dabar mes dykumoje atrandame Druskos ežerą. Tai vadinama tokia vieta, kur susiformuoja druskos klodai. Panašu kaip Lietuvoje užšalusi upė ir pradeda aižėti pavasarį į lytis, tai dabar čia tokie susiformavo dalykai. Dar yra truputį ir drėgmės, džiūna, vanduo, galim paragauti. Žiauriai suru, tikrai suru, net neskanu. Čia druska, viskas išdegė, automobilį rodo dabar 42 laipsnius, sausas, švarus, sterilus oras, kaip operacinį. داری میری مطمئن باش که یه روز با چشم گریون برمیگرد. Na, mes važiuojam per dykumą, bet galų gale privažiavom tokią vietą, kur galime užlipti ant grinutėlio smėlio, kaip ir įsivaizduojam daugelis dykumą. Smėlis labai karštas, dabar lipu, net pirštai dega. O, koks karštas smėlis. Nors mes važiuojame atidarytais langais, 47 laipsniai temperatūros. Vytaras pasiruošė pliažo sezonui. Dykuma unikali vieta, vis dėlto, kai atsiduri dykumoje, ten visai kitoks laiko ir erdvės supratimas atsiranda. Smegenų veikla sulėtėja nuo to karščio. Laikas sustoja. Vienišas persų studentas, kuris sėdė ant dykumos kopos. Jeigu pernai mes keliavome kartu su Viktoru Diavara, tai šį kartą Mahdi irgi mūsų dėka susipažįsta su šalimis. Jis pirmą kartą buvo nuvažiavęs prie Azerbaidžano ir Irano sienos. Pamatė, kokios žaliuojančios pievos gali būti ryžių laukus. Pirmą kartą važiuoja per visą šalį kartu su mumis ir pirmą kartą atsiduria dykumoje. Ir jeigu jo ko nors paklaustumėte, jisai pasakytų, kad aš nežinau, aš lygiai toks pats turistas kaip ir jūs. Na, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Teherane jisai siautė kaip galėjo. Miesto vaikas, ką darys? Tuo metu, kai vyksta darbas ir žmonės aiškinasi, kur važiuoti, Jelena, kaip visada. Jelena, kai važiuoja, tai arba miega. Tai čia pavyzdys, kai nemiega, ieško pašto. Ir kai randa paštą, tada valgo. Kai pavalgo, tada ieško pašto, to vėl miega ir taip kaitalioja tos veiksmus. Tuštokame kelyje per dykumą mums labai parūpo susipažinti su kolegomis, sunkvežimių vairuotojais ir sužinoti, kas šiais laikais gabenama legendiniu Šilko keliu. The load is apple from Shiraz to Mashhad. It says that we are supposed to drive only 8 hours, but sometimes we do more. If there is commodity for 3 or 4 trucks, they travel as a caravan. Otherwise, they can do it by themselves as a single. He said that when we will be broadcasted, when? In 2 months. After a few months, just switch on. Toli nuo didelių miestų Šilko kelyje radome dar vieną mistišką vietą Irane. Pasitiko mus toksai įspūdingos išvaizdos vyras, kuris iš tolo nepriminė iraniečiam. Tie didžiulė vešli juoda barzda, ilgi plaukai. Toks kaip senovės atsiskyrėlis iš Pakistano ar iš Indijos, nežinau, kaip iš vaikystėje matytų indiškų filmų. Mus priėmė į tikrą oazę. Kitaip to nepavadinsi, nes viduje buvo nuostabi aplinka, nuostabi atmosfera, senovė. Bet kuomet vakare jisai nieko netaręs, nė žodžio, atėjo ir pradėjo groti. Tai buvo vienas gražiausių momentų kelionėje, kada tu pavargęs klausaisi užburiančios į transą įvedančios muzikos. Mūsų apėmė visus, man atrodo, toks transas ar hipnozė, visi ten sėdėjom kaip kobros pagal dudelę ir pakampėm. Ir lingavome, ir jeigu kas būtų taip pastūmęs tuo momentu ir pagalbę pakišęs, tai mes ten būtume iš karto ir užmygę.
tikriausiai šeimininkas mūsų pagrojo vietiniais instrumentais. Galų gale paaiškėjo, kad štai šeimininko jaunojo sūnaus yra šiandien 2 metų gimtadienis. Dabar mes valgom gimtadienio tortą. Viskas. Kaip ir prieš 1000 metų, taip ir dabar, šiame karavansarajuje, po ilgos kelionės iš tikrųjų sulauks ypatingo šeimininkų dėmesio. Tai čia yra šeimininkų salonas. Didysis kambarys, kuris išsišakoja į daugybę vietų. Visose tose mažose vietose yra maži kambarėliai skirti svečiams. Vytaras iš mūsų 3 tokių maisto atsargų dėžių suformavo vieną, o tai reiškia 4 į 1. Ja, mūsų automobilis lengvėja. Get rid of it. Kvepintis Magdys, labai mėgsta kvepintis. Štai tose paprastose vietose, kur pagrindiniai baldai yra kilimai. Labai minkšti, labai patogus ir netgi nieko ypatingo pasitiesti čia nereikėtų. Mes išsimiegojom nuostabiai. Kuo tu nukeliauji į mažiau gyvenamą vietą, tuo žmonės draugiškesni. Kadangi visi vienas kitą supranta. Supranta, kad būtent kelionių metu žmonės gali pažinti vienas kitą ir būtent tokiu būdu pasaulyje gali sumažėti karų. This winter we had a very bad climate, minus 18 degrees centigrade and 45 centimeters of snow after 60 years, 50% finished, and the others also it takes about 5 years to become the same condition. Mes maloniai nustebome šiandieną ryte pamatę, kad čia mūsiškiai jau buvo pasirodę ir visai neseniai šių metų pradžioje, vasario mėnesį, čia buvo apsilankę Eugenija, Gintautas ir Salvijus. Tampi netgi šiek tiek sentimentalus ir susigraudini, galvodamos apie tai, kad mums iki namų dar labai labai toli. Tai buvo tas idealus tikras poilsis keliauninkams. Būtent taip aš įsivaizduoju idealią vietą, kurioje galėtų atvažiuoti žmonės, pailsėti vakare ir iš ryto kupini jėgų tęsti savo kelionę. Artėjant link šventojo Mašhado miesto dingsta bet kokie reti užrašai anglų kalba. Ir vis priekabesni tampa policininkai, užduodantis netikėčiausius klausimus. Šį kartą priežastis buvo sustabdymo tokia, kad ant mūsų automobilių yra tarptautinė kalba užrašyta propaganda ir mes neturėtume teisės važinėtis Irane nesuprantamais užrašais. Bet kažkokiu būdu visgi mums pavyko pasprukti, nepalengvinus savo kišenių nuo vietinės valiutos. 20 kelionės diena, o Irane mums būnant 7 dieną. Štai tokie ženklai mums nekelia visiškai jokių problemų. Mes labai aiškiai suprantame, kas parašyta ir mums nereikia jokių vietinės pagalbos. Mes žinome, kad mums į Tabas reikia važiuoti į tą pusę, kad artimiausiu metu mes pamatysime dar vieną degalinę. Lietuvanį. Yes. Ja. Okay. Pasirodo, apie mus žino visą laiką. Vos mums užtenka pasirodyti kokiame nors mieste, apie mus gandas jau nukeliauja greitai. Aišku, mes čia esame egzotika ir dėl to visi labai geranoriškai žiūri mus ir visi geranoriškai priima. Tai yra gražioji ir geroji Irano pusė, kuri mums palieka neišdildomą įspūdį. Pravažiavus dykumą atsidūrėme piligrimų mieste Mašhade. Mus pasitiko auksiniai kupolai ir dar griežtesni suvaržymai kitatikiams. Mes atsidūrėme pačiame švenčiausiame Irano mieste, kuris vadinasi Mašhadas. Šiaip šiame mieste yra maždaug apie 3 milijonus gyventojų, tačiau kiekvienais metais čia apsilanko ne mažiau kaip 12 milijonų piligrimų. Būtent iš viso Irano ir islamo pasaulio važiuoja čia aplankyti šitų 8-ojo imamo Reza palaidojimo vietą. Tai yra labai šventa vieta nuo 9 amžiaus pradžios. Pirmą kartą pamatėme ir laidotuvių procesijas. Laidotuvėse dalyvavo tik tai vyrai, nematėme nei vienos moters. Tas kūnas, lyginant, pavyzdžiui, su mūsų kraštais, tai išnešamas ir įdedamas tą automobilį labai greitai, vos nebėgte. Subėga visi, padėjo kūną, mašina išvažiavo, visi dingo. Tai yra viena iš įdomiausių ir lankomiausių vietų jaunavedžiams, kadangi tai yra tokia gražiai prasta tradicija Irane, kad daugiau nei pusė porų atvažiuoja būtent čia praleisti medaus mėnesį, kad jų šeima būtent šioje šventoje vietoje sutvirtėtų, kad jų ateitis būtų graži, kad jie turėtų daug sveikų vaikų ir kad jie laimingai gyventų. Irane stengiamasi bent minimalią informaciją užrašyti ir anglų kalba.
Tačiau ne visada tai pavyksta padaryti tobulai. Kai mes turime problemų dažnai anglų kalbos mokydamėsi, kad tenais vienaip rašo, kitaip taria. Tai čia yra išspręsta ta problema labai paprastai. Labai Paprastai ir aišku. Kaip girdi, taip ir užrašai. Tu moki jų skaičius. Nori išmokti? Na, pavyzdžiui, čia pasižiūrėk. Pirmas koks yra? 1. Toliau. Čia V raidė. Ne, va, čia yra skaičius 7. Toliau dvejetas, ne, ten 2. O paskutinis? 7. 7, tada paskutiniai 2 kokie? Vienetas ir dvejetas. Vienetas ir dvejetas, taip. Atsargiai paikanas. Vaikanai niekada nesitraukia, jiems netgi ir vairo nereikia, jie gali niekada nevairuotų tiesiai važiuoti. Ir dabar ištiko tai, kad mes nuo Užupio skaičiuodami, nuo Užupio Vilniuje sukorėm su savo Pagėža, kaip ir Slibinas, kaip ir Drąsutis, kuris važiavo už mūsų 8000 kilometrų. Kaip jautiesi? Laikai karštą. Vakar žiūrėjau žemėlapį, palyginus su tiek, kiek nuvažiavome ir tiek, kiek liko, tai atrodo tas pats kaip iš Vilniaus nuvažiuoti į pajūrį. Nu tada taip. Skrenda ir vėjas, malūnai ir fėjos. Paliekant Iraną atsisveikinome ir su paskutiniais kalnais mūsų kelyje. Kitoje Kopedago kalnagūbrio pusėje – Turkmėnija. Mūsų paskutinė naktis Irane bus čia. Sobliudaitė Tišinų. Elkitės tyliai. Moterų tualetas. Matot, aš arabiškai skaitau paprastai, ne arabiškai, persiškai atsiprašau. Ir va čia dar paskutiniai ženklai. Greičiausiai mūsų ekipažo merginos jau rytoj nusims šios galvos apdangalus, su kuriais niekaip nesusitraugavo iki šiol ir dėl ko mes turėjom nemažai problemų, bet nuo rytojaus laisvė ir nepriklausomybė vėl bus. Europietis gyvens taip, kaip nori. Reikia tikėtis kol kas. Okay. Tai yra absoliutus kontrastai ir visą tai reikia išgyventi patiems. Ir aš dar kartą drąsiai galiu teikti, kad čia yra ką pamatyti ir yra dėl ko keliauti. Ir iš tikrųjų verta atvažiuoti į Iraną. Mums čia beprotiškai patiko ir mes tik tai gailėmės, mes turėjome tik tai 10 dienų. 10 dienų nėra daug. But your curiosity to see how is the everything, it was very important for me because I was just seeing. You are very, just to see what is happening here, how is the people. It is very important for me to remember. So, Mahdi, we're waiting for you in Lithuania. Ačiū. And you, Mahdi yra beveik jau lietuvis, taip kad mes galim padovanoti jam irgi dar vieną ypatingą daiktą. Tai yra LT 1000-mečio vardo apyrankė. Specialiai viena pasiliks Irane. Mahdi, this is for you because you almost Lithuanian. Yeah. Put it on your hand. And I do a picture especially for my friends in Lithuania. Welcome, very welcome to Iran, and I hope to see you again and again and again. Taigi viskas, važiuoja, mūsų laukia Turkmėnija ir mes jau esame pasiruošę naujiems įspūdžiams, o svarbiausia naujiems įspūdžiams prie sienos, nes ten kiekvieną kartą viskas visiškai naujai ir naujai. Dabar prasideda įdomybės, galime pradėti sekti laiką, dabar yra be 15:11, mes ką tik tai važiavome į Irano muitinę. Įdomu, kad data, kada mes išvažiuojam, jeigu gerai suprantam skaičius, 1387 metais. Truputį grįžom. Po Kristaus gimimo. 5-6 šimtmečius atgal. Tai yra normalu. Kuriuose vietose taip ir atrodo. Irane man slėgė vis dėlto tas politinis režimas, kadangi mes filmavome be jokių leidimų, tai gal buvo šiek toks nerimas, kad staiga mus čia paims ir pabandys patikrinti, ką mes čia prifilmavome ir apkaltintų, pavyzdžiui, mūsų šnipinėjimu. Gal mums tektų po to sėdėti prie kažkokio persiško kilimo su kažkokiais kalašnikovo automatais už nugaros ir skaityti visokius atsiprašymo tekstus. Mes taip gal juokavome. Ačiū tau labai. Atsisveikinimas su mūsų draugais iraniečiais buvo graudokas. Mes spėjom susidraugauti. Huseinas ir Mehdi, skirtingų kartų žmonės. Skirtingų pozicijų Irane žmonės irgi tapo draugais per tą savaitę. Tai toksai dramatiškas posūkis, gal ir jų pasaulėžiūroje. Buvo įdomu išties stebėti šį procesą. Meet you next time near the border. Inshallah. Turkmenistanas. 22 metai prabėgo, kai aš ten buvau paskutinį kartą. Įvažiuojam pro jų vartus, mus pastinka pasienietis ir iš karto pajutau, kad per tos 22 metus niekas nepasikeitė. Pirmas klausimas, kažkai dėdė, который tvoja mašin. Какой у вас машина? Na, tu turi
elgtis rimtai prie to pareigūno, bet aš pasakysiu, kad aš vos nepradėjau dusti viduje iš juoko. Užtat naujasis Turkmėnijos prezidentas Gurbungalai Berdimuhamedovas, žvelgdamas į mus, visiškai nesišypsojo. Kokį 5 kartą pasakius, kad mes iš Lietuvos, jiems vis atsakant, Latvija? Ne, iš Lietuvos. Da, знаю, Latvija. Ne, mes iš Lietuvos, šalia Latvijos. Nu, ta Kryga, da, Latvija. Ne, mes iš Lietuvos. Nu, Latušai, da? Ne, mes lietuviai, iš Lietuvos, iš Vilniaus. Tokiu būdu mes kažkaip užsiregistravom. Skaičiuoju visą tą skirtumą, bet žinom, kadangi beveik nevyka, tai pavertus į pinigus, kokią kompensaciją šaliai turime užmokėti. Draudimo procedūra visai. 106 и $2 банк услуг, 108 будет. Reikėjo nueiti į antrą aukštą. Ten tokios 3 pušelės stovi sudžiūvusios. Tai tas ir sako. Пройдешь за лес, и потом найдешь. Лес tai yra tos 3 pušelės, kurios stovėjo. Baigėsi tuo, kad mano vardas, pavardė ir tėvo vardas buvo sutrumpintas iki tik tai Jonavič ir eik. Tu užmokėk už tas 2 mašinas, paskui jūs ten atsiskaičiuosit ir važiuokit. Kitaip nuoširdžiai sako, tu negali nesutikti, taip, po $10 iš tikrųjų geriau negu laukti 2 valandas, kol jie krapštysis po tavo daiktus. Turkmėnija palyginus jauna valstybė. Po spalio revoliucijos sukurta bolševikų suvienijus klajoklių tiurkų gentis. Sveiki atvykę į Turkmenistaną. Šiaip tai mes galvojom, kad jeigu per 3 valandas prasisuksim, tai bus gerai. Kada jau pradedi kalbėti rusiškai, prisimena Lietuvą ir jaunesnė karta buvo kažkoks jaunesnis, kuris sakė, kad jūs buvot Tarybų sąjunga ar nebuvot? Buvo. O vyresnis sakė, ką nežinai, taigi mes ir šilelius jau turėjom, ir šaldytuvus, ir žodžiu, vėl ryšiai atstatyti. Dabar 40 km iki Ašhabado, bandysim jį pasiekti ir kitas neramus klausimas arba įdomus klausimas, teko labai daug girdėti apie šios šalies milicininkus, kurie taip pat mielai ima bakšišus kaip paskutinis pareigūnas iš tavęs ir turim tam specialiai išsikeitę dolerių smulkesnėm kupiūrom. Žiūrėsime, o galbūt viskas laikai pasikeitė. Galų gale pravažiavę daugiau negu 8000 km nuo Vilniaus mes priartėjome prie Turkmėnijos. Čia yra vartai į garsųjį Turkmenbaši miestą, į Ašhabadą. Miestą, kuris prieš daugiau nei 50 metų buvo visiškai sugriauta žemės drebėjimu. Tai yra įspūdinga kelionė Vyturiui, kuris grįžta lyg ir 22 metus atgal. Tuo tą laikotarpį, kada čia visai netoli kažkada tarnavo sovietinėje armijoje. O štai Ašhabadas per 22 metus, kai aš ten nebuvau, labai pasikeitė. Yra visiškai kitoks miestas, kaip kokia Saudo Arabija. Aukšti namai, viskas dengta marmuru, daug visokių paminklų Turkmenbaši. Tačiau dar labiau pribloškė tokio tuščio miesto įvaizdis arba miestas muziejus. Atrodo, kad žmonės čia ką tik buvo ir tarsi visi dingo, liko tik pastatai. Grandiozinis miestas, marmuras, balta, švaru. Automobilių vienas kitas vos pravažiuoja iš karto išvažiavus iš Irano chaoso. Ašhabado įspūdis yra vienas ryškiausių. Manau, kad Ašhabadas dabar po žemės drebėjimo antrą kartą iš naujo yra realiai statomas. Dar kiek teko patirti, niekas ten gyventojų neklausė, kas gyvena, tiesiog jiems nurodoma išsikelti iš tos vietos. Taip pat akį žiauriai rėžia tai, kad moteris neapsirengusios juodai, be skarelių, netgi leidžia savo vaikščioti ilgom visokiom figūrą išiškinančiom suknelėm. Ašhabadas dar labiau pradėjo skirtis nuo Irano tuo, kad kai jau radom viešbutį, radom ir alaus. Давайте, смелее. Мы после Ирана пива очень много не пили. Высохли. Спасибо. 10 dienų laukime. Kvasas? Tu turės man atrodo, kad kvasas. Tai už tą įveiktą didelį kelią. Tas liko, kad sėkmingai. Turbūt sunku šiaip suvokti, kaip žmonija kartais padaro tokias sienas, kaip taip gali būti, kad vos už 30 km už tą patį nekaltą atrodo tavo veiksmą, už tą bokalą alaus arba šalia sėdinčią merginą neprisidengusią galvos skara, tu gali būti nubaustas ypatingai stipria bausme. Kita planeta, atrodo, tai vos 30 km skirtumų. Beje, šių skulptūrų, auksinių skulptūrų mes pamatysime labai daug, taip kad jos
Bent jau čia stovint vienoje vietoje yra viena, yra antra, yra ten šiek tiek žvilgtelius toliau trečiasis paminklas. Vienas yra su Turkmenbaši, reiškia 96 metų, atkreipkite dėmesį į šitą džentelmeną, 96 metų leidimas. Dabar praėjus 4 metams naujas leidimas, tas pats džentelmenas, bet jau 3 medalius turi ant krūtinės. Yra 3 skirtumus. Ir iš tikrųjų net nepaseno, labiau nepražilo per tos darbus. Jis numiro ir nebesensta? Ne, jis numiro prieš kelis metus tik tai. Ašchabadas iš tikrųjų yra baltas miestas. Baltas tiesioginė ta žodžio prasme, kadangi didžiausia dalis pastatų yra pagaminti iš marmuro, viskas yra švaru, viskas yra išvalyta, viskas yra prižiūrėta. Aplinkui auksas ir štai turbūt pagrindinis akcentas Parmurato Nijazovo statula, paminklas, kuri visą laiką yra atsisukusi į saulę. Kaip saulė bekeliautų visą laiką, ši statula seka paskui saulę. Kad ir kaip kartais paradoksaliai beskambėtų, bet estetiniu požiūriu kartais atrodo, kad asmenybės kultas gali būti gražus. Iš tikrųjų, ta didybė, ta grožis, ta švara yra unikali ir kasgi gali pasakyti, kad tai yra negražu. Tai yra gražu. Turkmenbaši atrodo vienoje pusėje ir kitoje pusėje, ką tik taip staigiai priešais, yra pasaulio prekybos centras. Ne veltui turbūt yra kažkokių sąsajų su štai šiuo šūkiu, kad 21 amžius yra turkmenų aukso amžius. Atrodo, kad Nijazovo kultas vis dėlto užgužė ir netgi didįjį revoliucijos vadą, kadangi Lenino mes aikštės ieškojom, klausėm 5 ar 6 milicininkų, kurie vis gūščiojo pečiais ir niekaip negalėjo sužinoti. O galų gale vienas senas žmogus, kuris galbūt dar pats prisimena tos revoliucinius laikus, pasakė, kad Vladimiras Iljičius yra štai šioje vietoje. Ir aišku, Nijazovo auksinių statulų fone tai atrodo pakankamai kukliai. Bet žmonių, kurie vaikšto civiliais drabužiais ir panašus į saugumo darbuotojų, yra čia pakankamai daug. Mes esame šiaip sekami, tačiau sekami per atstumą, per pagarbų atstumą ir mums suteikiama laisvė daryti, ką nori, aišku, iki tam tikrų ribų. Taip kad atrodo, kad iš tikrųjų ši šalis po truputėlį tampa laisvesnė. Bent jau mažai žingsneliais, bet į gerąją pusę. 24 dienos kelionės rytas, kaip seniai tai buvo, kada mes išvažiavome iš Vilniaus. Ašchabade 2 diena ir pirmas dalykas, kuris krenta į akis visą laiką prie kelio, kas nesumeluosiu, kas 200 metrų po kelis milicininkus stovinčius. Automobiliai stabdomi ir visą laiką vyksta diskusijos tarp milicininkų ir vairuotojų. Ir dažniausiai vairuotojai labai ant jų rėkia. Dabar mums pasiūlė vietinis draugas prie viešbučio, kad jeigu stabdys, duokit po 10 000 manatų, tai yra maždaug 1,5 litro. Ir sakykit, daugiau neturit. Pasinaudodami tuo, kad kitaip neįtikėtasi, turkmėnų milicija mūsų nepersekioja, nusprendėme nukrypti nuo mums numatyto trumpiausio tranzitinio maršruto ir aplankyti požeminį ežerą esantį prie Bahardeno. Likimas mus nubloškė, tiksliau įmetė apie 170 metrų po žeme į kalnų gilumoje esantį povandeninį ežerą. Pasilgom šiltų vonių. Per šias savaitės važinėdami, čia temperatūra tokia ir yra, kaip maždaug namie, kaip prisileidi vonę ir įlendi atsipalaiduoti. Truputį kvapas sieros toks yra, nes čia labai netoli pragaro turbūt. Ir nervų sistema absoliučiai susitvarko kaip turistams po 24 dienų, tai labai rekomenduotinas dalykas. Tik tai sako, niekas iš čia dar nebuvo išėjęs. Kas čia? Vytaras važiuoja kartu su mumis parodyti ten, kur jisai tarnavo prieš 22 metus, kur gyvenime neįsivaizduotume, kad taip likimas gali numesti. Jaudinės? Taip. Tai tau neramu? Aš dabar neramu dėl to, kad pavyktų surasti svarbiausia. Ar tu įsivaizduoji, kad kas nors iš ten buvusių dar gali būti pasilikę? Ne, jokių šansų. Ten tikrai nieko nebus, nes ten buvo mokomasis dalinys. Buvo taurami? Nekovata. Nekovata. Kilėta. Ir per radiją kaip tik tuo metu girdim rusiškas žinias ir kur pasakoja, kad prieš kelias dienas Kelietoje vyko Turkmėnijos armijos manevrai. Man visą laiką yra asociacija, kad tai yra kažkur tose priekalnėse, bet suprast 20 metai praėjo, aš tikrai man sunku atsekti. Kilieta, военный часть. Там? Вишка, да? Ты упал, да?
beklausinėjant, mes pametėm duslintuvą Pagėžos. Naujas įvykis buvo mūsų draugės gyvenime. Nu, tai ten jį ir palikome, nes sakėm, kad duslintuvas iš mašinai lengviau. Ты там служили? Да. Тогда тебе военный час надо, да? Направо. Да. За заводом. За заводом. Да, за заводом, да. Ну, спасибо. Na ir štai netikėtai išsipildė viena iš kelionės misijų, bent jau mano. Pernai, kai buvome Afrikoje, Bamake, kai svarstėme, kur galima keliauti toliau, kažkaip prasitariau, kad būtų įdomu pamatyti tas vietas Vidurinė Azija, kur mane jaunystėje nubloškė valdžia tuometinė. Dabar pavyko tą vietą atrasti ir pavyko į ją įvažiuoti. Через 22 года приехал. Вот там помню теперь. Trudno было. Nes čia visi buvo ruošiami Afganistanui. Čia po to, kai jau daug žuvo karių Afganistane, čia mokydavo šaudyti į namo vidų iš už kampo, nežiūrint, kas yra viduj. Po to mėtyti granatas į vidų. Tai tu sukeltai išsisukai nuo Afganistaną? Toks paradoksas, aš jau čia susirgau, temperatūra buvo kas ir tada jis mane nusintė tiesiai į sanitarinę dalį. Viskas, aš saviškių daugiau nemačiau vaikinų, o aš likau sąjungą. Iš mūsiškių, kiek žinau, tai bent vieną žuvo iš sartų. Arminas toksai, 3 sužeisti buvo. Vienas vaikystės draugas, kur kartu čia buvom, Elvis Moranovas, buvo dingęs pusiau be žinios, bet po to atrado ir viskas tvarkoja daugiau. Mes kartu niekad ir nebuvom daugiau susitikę. Gal nenorim tiesiog prisiminti. Seniai tai buvo ir labai keista vėl atsidurti čia šioje vietoje. Antroji naktis Ašabade praėjo ramiai ir kaip matote, mes gyvename tokiame, pakankamai kukliame viešbutyje. Tokių šioje šalyje yra labai daug, ypač Ašabade. Sanitarinės sąlygos čia minimalios ir negalėtum pasakyti, kad kainos, kokias jie pinigus bent jau ima iš turistų, atitinka ir visą tą kokybę. Tačiau tokiu būdu šalis po truputį bando, bent jau pradėdami nuo kainų, pasitikti turistus. Pavyzdžiui, vienam žmogui gyvenimas tokiame butelėje kainuoja apie 40 litų. Вот, спасибо большое вам. Очень приятно было быть у вас. До свидания. Apie 20 metų čia niekas nesikeitė. Jei kada nors gyvenime užsimanysite pasivažinėti idealiai lygiais, ypatingai plačiais ir visiškai be automobilių kamščių keliais, važiuokite į Turkmėniją. Dar ir dėl to, kad kiekvienas apsilankimas degalinėje ten tikras džiaugsmas. O dabar mes pabandysim užpilti benzino, pilną baką, 95 gero benzino. Tačiau jau čia mes neapseisim be skaičiavimo mašinėlės, kadangi tiek šalių pravažiavus kiekvieną kartą vis skirtingos valiutos, skirtingi santykiai, dėl to mes jau įpratome naudotis mūsų kišeniniais kalkuliatoriais. Už 60 litrų mes sumokėjom 31 litrą ir 50 centų. Kad taip namo prasivežti kišenės. Mūsų šilko kelias veda į šiaurę. Prieš akis 500 km per juodąją dykumą. Keliu, kuris daugelį žemėlapių net nepažymėtas. 25 dienos vidurdienį, įžūliai netgi tokiu metu, dabar šiek tiek po 1 valandos vietos laikų mes pasiekėm Karakumų dykumą. Didžiausi sentimentai, kurie apima pasiekus Karakumų dykumą, tai yra tai, kas ir daugeliu iš vyresnių jūsų atėjo pirma mintis į galvą. Tai yra Karakumų saldainiai, kurie tuo metu atrodė tokie egzotika ir Karakumai, kas tai yra, tai popierėlis su kupranugariais ir daugybė smėlio. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę. Visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda greit
30 лет. 30 лет? Да. А раньше так ровно было? Да, раньше это горы. Газ Потом был? Вот так. Обвалилось? Да. Rusų kalba susišnekėti be jokios abejonės Turkmėnijoje yra paprasta. Ir tu tuo skiriesi nuo visų vakariečių turistų atvykstančių į šią šalį. Dėl to mes jau čia sutinkami kaip savi. Ir pagrindinė mūsų korta, aišku, buvo tai, kad Vytaras tarnavo Turkmėnijoje. O į tuos reikalus jie žiūri labai rimtai. А больше несчастные случаи были? Раньше это сильно, да. Gaudom lietų. Gerai, pradėm. Ten tuštumo jausmas iš ties apima labai didelis, nes neveikia nei radijas, mes bandėm dar šilelį pagauti kažkokias ten programas, nieks neveikia, pučia vėjas. Ateina Hebra pažiūrėti. Tuo metu mes supratom, kad esam visiškai dykumoje, kadangi nieko, absoliučiai jokios gyvybės ženklų. Negyvenama teritorija. 14 kanalų. Turėtų būti. Štai, renkasi žiūrovai. Tas televizinis triukšmas ir viskas. Netgi jokio kabliukų į tai, kad galima būtų surasti kažkokį televizijos kanalą. Dykumų televizija pradeda tiesioginę transliaciją, štai. Man atrodo, kad tai buvo paskutinis bandymas Šilelio mūsų kelionės metu. Gerai, kol kas užteks. Mes supratome, kad mes esame Turkmėnijoje, kadangi tos stoties budintysis atėjo pas mus ir pasakė, kad jam paskambino iš milicijos ir paprašė užregistruoti mūsų automobilius ir savininkų vardus. Taip, kad ir ką tu bedarytum, kad ir būtum pačioje Karakumų dykumos gilumoje, mes supratome, kad esam vis tiek sekami ir mes netgi dykumoje turėjome užsiregistruoti, kad taip mes tokie ir tokie, mes nakvojame dykumoje palapinėse. Važiuojam nežinoma kryptimi, ką tik tai iš stoties, kurios prieigose Karakumų viduryje kažkur tai mes apsinakvojam, palikom savo palapinės ir automobilius. Važiuojam, kur mūsų naujieji draugai veža mus prie kraterio. Ką sakei? Ką pakviest? Kitai lipat. Iki interneto kavinės važiuojam. Gerai. Čia greitai. Laikas išsiųsti laišką. Taip. Visas tas reikalas prasidėjo prieš 30 metų, kada buvo rastas dujų telkinys ir buvo bandyta iš čia išgauti dujas. Tačiau kažkas nepavyko, įgriuvo žemės į vidų ir viskas. Pradėjo eiti iš ten dujos. Taip, kad dujos nenuodyto aplinkos buvo uždegta ir jau 30 metų visą tai dega nesustojančia ugnimi. Įsivaizduokite, diametras maždaug yra daugiau negu kad 100 metrų viso šio kraterio. Aš nežinau, ar atsirastų drąsuolių, kurie nueitų čia pasičirškinti viščiuką arba pikniką sukurti ant krašto, kadangi karts nuo karto tie krašteliai įgriūna. Taip, kad reikia turėti pakankamai daug nesveiko proto prisartinti visai prie krašto arba kaip nors pozuoti krentant ten. Kadangi vis laik rūpinamės saugumu šiai kelioniai, tai iš Bulgarijos pajūrio nuo Juodosios jūros iš Varnos ten buvo išmestas krantą ir paliktas likimo valiai. Manau, šis ženklas čia labai tinkamas. Laukiati ten negalima, vietiniai net nerekomenduoja eiti arčiau prie krašto. Dabar tai iš tikrųjų yra unikalus vaizdas. Vienas gražiausių prisiminimų mūsų kelionėje. Šilko kelyje. Ilgoka dienelė gavosi šiandieną. Svarbiausia rytojus. Jeigu Pagieža įveiks tą 200 km ruožą iki Konio ir Genčiaus, iki Turkmėnijos ir Uzbekijos pasienio, reiškia mes nuvažiuosime iki Taškento. Viskas, eina miegoti iki rytojus. Paskutinėje Šilko kelio dalyje. Mylėsi Lietuvą iš tolo, visa širdin, visais jausmais. Jaudinantis susitikimas toli nuo namų. Nuvažiuoti į Lietuvą, nors 5 dienų. Lietuviškas Šilko kelias, kai svajonės išsipildo. Yaron, yaron, yaron man, yaron dard ashna.